Labą dieną visiems, džiugu matyti tiek jaunų veidų. Jo, mane istorinėse filmuose galima dažniau pamatyti negu universitete, juokauju. Tai iš tikrųjų galima galbūt sutikti ten ir ten. Šiandieną galbūt pagvildensim tokią problemą, kuri, sakykime, tampa po truputį galbūt problemą, ne? Tai pakelkite rankas tiek, nežinau, gal jūs jau ir patys turite vairuotojo pažymėjimus, bet galbūt kieno tėveliai turi, tarkim, hibridinius arba elektrinius automobilius. Kažkaip tie prieki išsidėstė. Visi, kas su benzininiais, dizeliniais gale. Tai va, tai jau kažkoks tai procentas, nepasakysiu, kad trečdalis, bet vis tiek čia esančių pažįsta tos automobilius. Jeigu žiūrėti į tą problemą, kad, tarkime, ekologija, didelė problema dabar, visi deda mokesčius vidaus degimo varikliams, mokesčiai už kokias dujas dabar apmokestinami baisiausiai. Jau registruojant automobilį, nesvarbu, dar nežinomis. CO2. O kaip manat, CO2 pavojingos dujos ar nelabai? Pavyzdžiui, yra CO dujos ir CO2 dujos, kurios yra baisesnės. Pavojingesnis, matyt, chemija gerai sekasi, ne? Patinka chemija? Gal. Tai iš tikrųjų taip, mes dabar visi čia esantis, kas stovim, kas sėdėm, gaminam CO2 dujas ir mums jos nieko blogo nepadaro, ne? Bet globaliai, tai prieš jūsų akis aš atsinešiau, taip ir įtariu, kad skaidrės nepasileis, tai atsinešiau tokią dėžutę. Kaip manote, kas čia yra per daiktas? Neišsigaskit, čia tikrai ne bomba. Dujų gamybos kažkoks generatorius. Teisingai. Jisai šiaip vadinamas yra Brauno dujų generatorium. Matom, čia yra kažkiek, tai netiek ir daug elektros laidžiukų. Kas jau yra lindęs prie automobilio, tai visai čia jų nedaug. Yra žarnelė. Tai vat, į šitą dėžutę įpilus vandens, truputį su pamaišyto, ar tai tam tikrais cheminiais tirpalais, tarkime, kalio šarmo arba natrio karbonato įpylę ir paprasčiausiai prijungia, kad ir 12 voltų, kur mes turim kiekvienam automobilyje, mes galim pradėti elektrolizės būdu gaminti dujas, kurios teka laisvai per šitą žarnelę ir tos dujos yra vandenilis kartu su deguonimi. Vat iš to vandens jau gaunam dviejas dujas, abidvi tas molekulės. Jeigu dar mes viduj ten truputį padobulintume sistemą, galėtume išvesti dvi žarnelės, pro vieną tekėtų deguonis, pro kitą tekėtų vandenilis. Viskas, mes jau turim vandenilį. Aišku, automobilyje reikėtų didesnių tokių keletos celių ir aišku, šitas prietaisas, jisai gamina vandenilį, bet automobilis jisai jį naudoja. Tai reiškia, mums vandenilį reikėtų panašių aparatų pagalba pasigaminti kažkur tai, šokiai, nežinau, elektriniai, kaip pavadinsim, dabar užsienyje kiekvienam name gali būti įrengta vandenilio stotelė gamybos, ir galima pasigaminti vandenilį, iš kurio namų sąlygom bus gaminama elektra, tarkim, jūsų namui. Galite, jau yra tų vandenilių varomų automobilių, galime mes pasikrauti, sakykime, ir automobilio, degalų, baką, gaila dabar negalim pamatyti kažkodėl tai. Tai automobilio, to elektromobilio su vandeniliu varomo principas yra toks. Tai reikia į degalų baką specialų, sakykime, pripildyti jį vandeniliu suslėgtų. Tuomet turėti reikia panašų agregatą, kuris tik tai priešingai veikia, irgi elektrolizės praktiškai pagalba, iš vandenilio, imdamas taip pat dar orą paprasčiausiai iš aplinkos ir tenai katodo anodų pagalba irgi panašiai sudėliota struktūra ir mes gaunam elektrą, gaunam šilumą, efektas, šiluminis procesų vykti, maždaug iki 100 laipsnių temperatūroje
Tai labai panaši temperatūra kaip vidaus degimo variklio automobilė, jeigu kas žino, tai turbūt darbinė temperatūra yra 87 laipsniai. Tai labai panašus temperatūrinis procesas. Ir dar ką mes gauname, ką mes išmetame į aplinką? Vandenį. Lašo vanduo, mes galim paimti stiklinę, prisilašinti ir ten galbūt ir išgerti, ir mums nieko neatsitiks. Paprasčiausiai mums trūks mineralų kažkokio, ne iš gamtos, jeigu kad tas vanduo būtų skanus, bet realiai tai yra vanduo, kuris gali lašėti, bėgti ant žemės, ne? Ir viskas. Ir realiai mes pasigaminame tiek elektros, kiek turim vandenilio. Dar mes galim generuoti elektrą stabdydami tą automobilį, ne? Regeneracijos procesas, reiškia, jeigu nuo kalno važiuojam arba daug važinėjom po miestą, tai dar daug energijos grįžta stabdymų pagalba, ne? Vietoj stabdžių yra gaminama elektra. Tai štai atrodo labai puikiai idėja. Dabar visi turbūt matę esate kažkokius filmukus, nežinau, ten YouTube, TikTok ar dar kažkur, tai kas vyksta su elektros baterijom, elektromobiliai, kai užsidega, kai telefonai užsidega, paspirtukai kaip užsidega, ne, čia pernai kiek turėjom gaisrų, tai yra didelė problema, kadangi kol tas elektromobilis naujas, tai viskas tvarkoj. Bet kai mes jį nusiperkam naudotą iš Švedijos ar iš Norvegijos, ne, kur ten yra atšiaurios šalis, kur yra daug druskų visokių keliuose, ne, kad neslystų, kad ledą tirpdytų. Tos druskos veikia automobilio kėbulus, dugnus, ne, koroduoja, vyksta korozija, tai reiškia yra pavojus, kad tos baterijos bus paveiktos korozijos, nes jos elektromobiliuose dažniausiai dugne būna. Ne. Tai vat, užtrumpinus, prasidėjęs gaisrui, elektromobilio neužgesinsim. Vyksta toks gaisras, kad vien tik tai nuslopinti tą, sakykime, karštį, kaitrą, reikia apie 10-12 tonų vandens, bet neužgesinti, tik tai atvesinti, o dar paskui reiktų užgesinti, reikėtų putų gesinimo, tai čia gaisrininkai tik tai galėtų tą užtikrinti, specialiais automobiliais. Tai įsivaizduokim ateityje, jeigu mes visi važinėsim tais dabar klasikiniais tampančiais elektromobiliais, kas vyks mūsų, tarkim, kokia rizika bus namuose, kai dabar pas daugelį garažas yra kartu su namu, arba šalia aikštelės automobilių jau dabar nenori leisti elektromobilių į keltus, tarkime, kurie keliasi ten tarp jūros ir dar kažkur tai. Tai va ta problema, jinai didės, dabar jūs pakėlėte čia gal 5 rankas. Už 10 metų aš paklausiu to paties klausimo, tai ko gero tik 5 nepakeltų, kad neturi hibridinio ar elektromobilio namuose. Tai štai vat, tokia dviprasmybė. Ar labai gerai, kad mes keliausime į ateitį link tos elektros, sakykime, elektrinio transporto, ar vis dėlto tą elektrinį transportą bandysim tobulinti kitą kryptim. Bet vat problema su vandeniliu yra ta, kad vis dėlto jį reikia ir pasigaminti, naudojant elektrą, ne? Jeigu mes naudojam iškastinį kurą, tarkim, šiluminės elektrinės, tai jau yra per brangi, sakykime, pramoga mums gaminti vandenilį. Vandenilį reikia taip pat suslėgti, kad užpildyti tą degalų baką vandeniliu, reikia apie 700 barų, ten dalinai užpildyti apie 300 barų slėgio. Tai baras maždaug, bet įsivaizduokit, tai yra, jeigu taip grubiai, 1 kilogramas į kvadratinį centimetrą. Tai va, jeigu mes turim pirštus, kurie baigėsi nagais, tai maždaug nago plotas, pasižiūrėkite, panašus į kvadratinį centimetrą. Tai va, įsivaizduokit, kad 700 kilogramų reiktų padėti ant piršto nago. Tai turbūt išmotumėt užsienio kalbą greitai, ta prasme, tenai, kurios net nežinot, priešišką, per kelias sekundės ir taip toliau, labai būtų didžiulis slėgis. Tai va, tas slėgis turi būti užpildytas į degalų baką. Reiškia, mes patys neprisipilsim ten kažkur namų sąlygom. Reikalingos, reiškia, specialios stotis vandenilių užpildyti ir dar reikalinga priemonės transportavimui, kad tą infrastruktūrą įrengti. Tai va, tie pagrindiniai uždaviniai, kurie kol kas dar atstumia gamintojus masiškai gaminti vandenilių varomus automobilius. Visa kita yra daug saugiau, pavyzdžiui, jeigu užsidegė, aš čia irgi skaidrėse būčiau pademonstravęs vaizdą, kaip dega klasikinis automobilis, ta prasme varomas dizelinu, tarkime, ir kaip dega vandeniliu maitinamas automobilis. Tai realiai vandenilio privalumas yra tas, kad
netgi ir tą suslėgtą degalų baką, jeigu peršausim, bandymai daryti, tarkim, šūvių, tai vandenilis taip greitai išeina iš jo, kad nespėja neužsidegti ir realiai neįsprogti. Jisai yra 14 kartų lengvesnis už orą. Tai realiai net ir staigiai plyšus ten avarijos metu, praktiškai nelabai įmanoma, nes tie bakai gaminami iš anglies pluošto, labai ištobulinti. Tai realiai greitis vandenilio kilimo į viršų yra 20 metrų per sekundę. Vat įsivaizduokit, tokį greitį už sekundės jau 20 metrų, tai praktiškai jis nieko neatsitinka, nėra net sprogimo. Tai va, privalumas prieš degantį, jeigu, tarkim, trūkus bakui vandenilio ir kažkas specialiai jau ten ugnį laikė, tai jis maždaug 6 sekundės dega, automobilis gali degti ten 20 minučių ir taip toliau. Tai va, privalumai daugiau, sakykime, visi kiti vandenilių varomų automobilio pusė. Bet, kaip minėjau, gamyba, saugojimas, transportavimas, pildymas reikalautų daug pastangų. Visi atsimenat, kaip kažkas pradėjo elektromobilius eksploatuoti, kad ten Lietuvoje buvo pradžiai viena kažkur tai pildymo kolonėlė, ir viskas, ir kur tu nuvažiuosi. O tarkime, dabar mes turim visai kitą situaciją. Atvažiuoja čia darbuotojai, vieną fakultetą į kitą, važiuoja pilna gatvėse, ne tai, kad labai pilna, bet tikrai daug tų taškų, Tai tikėsimės, kad už keliasdešimt metų, jeigu nebus didelių karų, kad ambicijos yra maždaug iki 2040 metų, kad šitie dalykai išsispręs. Aš tikiuosi, viliuosi, kad vis dėlto nugalės sveikas protas ir bus nueita šio sprendimo keliu, tarkim, vandenilių varomų automobilių, bet dėja tenka pripažinti, kad visų save gerbiančių firmų, sakykime, gamintojų atstovai turi jau pagamintus vandenilių varomus automobilius jau daugiau kaip 10 metų. Ir Mercedes, ten BMW, japoniški, korėjiški, kinietiški automobiliai eksploatuojami, yra keltai varomi vandenilių suprojektuoti, yra traukiniai vežantis, sakykime, bandomieji, ten po Europą važinėja, Ameriką jie perkelti irgi varomi vandeniliu, ten problemas dar lengviau sprendžiasi, ten ant stogo tos generatorius sukrauna, dar galima naudoti elektros elementus papildomai elektrai, sakykime, gaminti, Lėktuvai varomi automobilių yra sunkvežimiai ir privalumas dar jų toks, kad, tarkim, elektromobilių mes galim nuvažiuoti 400 km mums reikės krauti, o vandenilių varomų automobilių mes galime, tarkime, užsipildę 5 kg vandenilio, nuvažiuoti ten galbūt ir 1000 ir sunkvežimiai ten nuvažiuoja, aišku, su didesniu kiekiu užsipildytų ir 1500 kilometrų, ir jie iš jų tik laša vanduo, važiuojant. Tai privalumų tikrai matyčiau daug ir tikiuosi, kad tarp jūsų irgi galbūt bus žmonių, kurie pasirinks inžinerinės studijas, kurie pasirinks, nežinau, čia ir chemikų reikia, ir mechanikų, ir pramonininkų, ir aišku, transportininkų. Čia šitą prietaisą padarė studentai jau gal prieš 10 metų. Mūsų studentai, paprasčiausiai, bakalaurai pasimokė panašiai, prie jūsų amžiaus pridėkite dar porą metų, gavę kvalifikaciją, čia kaip minėjo, bendrus dalykus pastudijavę, medžiagų ten atsparumą, chemiją, fiziką dar kai kam ten pasimokyti tenka, pirmus 2 metus, o po to jau galite laisvai, sakykime, reikšti savo idėjas, savo realizuoti sugebėjimus. Tai aš atsiprašau, kad mano pats blogiausias pranešimas gavosi, kai nieko mes nematėm, išskyrus keistą žmogų tenai. O tikiuosi, kad jūs būsite ateityje įtakingi šitos problemos irgi įgyvendinime, sprendime. Dėkui. Ačiū.